Žmogus per gyvenimą vidutiniškai padaro apie 400 milijonų žingsnių. Su kiekvienu žingsniu žmogus pakelia savo svorį ir, tarkime, per gyvenimą jis pakelia apie 24 milijonus tonų. Pagrindinis šių su didžiulė apkrova susijusių veiksmų dalyvis – kojos. Todėl tinkama ir veiksminga kojų priežiūra kartais nepelnytai nustumiama į antrąjį planą. Turėtų būti vienu iš svarbiausių žmogaus rūpesčių. Kojomis ypač turėtų nuolat rūpintis tie, kurie pagal savo darbo pobūdį daug laiko praleidžia ant kojų. Trys lengvi žingsniai. Pirma. Nuplaukite ir sausai nušluostykite pėdas. Įstatykite kojas į baby food pakuotės ir sutvirtinkite lipniomis juostelėmis. Antra. Pėdas laikykite įmautėse 2-3 valandas ir leiskite geliui absorbuotis į odą. Trečia. Nuimkite įmautės, jas išmeskite ir rūpestingai nuplaukite pėdas vandeniu. Vanduo aktyvuoja baby food. Kiekvieną dieną sudrėkinkite pėdas vandeniu. Negyva oda pradės luptis po 5-7 dienų. Rekomenduojamas procedūros dažnumas apytikriai kas 3-4 mėnesius. Ypatingais atvejais jums gali reikėti pakartoti procedūrą po 4-6 savaičių nuo pirmojo gydymo. Kaip veikia baby food? Pėdos visada yra veikiamos svoriu ir todėl negalima medžiagų apykaita. Senos negyvos odos ląstelės susisluoksniuoja ir oda tampa kieta, sausa ir šiurkšti. Kitais atvejais jie suskilinėja, pasidengia žvyneliais arba miltelių pavidalo sluoksniu. Susidariusi sluoksnį skaido rūgštis. Kadangi baby food turi savyje daug vaisių rūgščių, įskaitant pieno, glikolio, obuolių ir citrinos rūgščių, šis produktas padeda atkurti normalią apykaitą. Negyvos odos ląstelės pasišalina per savaitę nuo produkto panaudojimo. Baby food sudėtyje yra 17 rūšių natūralių ekstraktų, kurie drėkina ir sutraukia odą. Taigi, po šveitimo padas tampa lygus. Produktas skirtas ne tik nuvalyti negyvos odos ląsteles, bet ir drėkinti odą bei stiprinti odos skaidulas. Šio produkto negalima naudoti, kai yra atviros žaizdos pėdų srityje. Ypatingai tinka sportininkams, mažina prakaitavimą, diabetikams, kuriems reikalinga ypatinga kojų priežiūra, grybelio pažeistoms kojoms, nes veikia antibakteriškai, suskeldėjusioms kulnims bei pėdoms. Ši priemonė tinka kiekvienam. Atlikus procedūrą efektas laikosi 3-4 mėnesius. Po procedūrų rekomenduojama naudoti drėkinamąjį kremą. Įmautės rekomenduojama naudoti 2 savaitės prieš pedikiūrą. Tada tikrai nereikės mirkyti kojų ir skausmingai šalinti negyvas ląsteles. Jums tik prireiks mechaninės nagų priežiūros. Prieš panaudojant baby food. Rezultatai po procedūros. Japonų kompanija Liberta, kurios atstovai Lietuvoje uždaroji akcinė bendrovė Grožio namai Auram, kviečia išbandyti kojų priežiūros programą. Baby food – tai naujausias kojų priežiūros produktas, sukurtas kojų priežiūrai. Kai jūsų pėdos yra kietos, sausos ir grubios, vaikščiodami basomis jaučiatės nesmagiai, baby food jums padės išspręsti šią problemą.